Sveiki visi, šiandien servise 007 Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse noriu pademonstruoti Renault Megane automobilį, 2007 metų modelis, 2 litrų variklis, nepilnai 100 kW, 99 dokumentuose. Na ir klientas atvyko iš Klaipėdos atvyko todėl, kad reikalų turi dažnai be abejonės Kaune ir porą kartų į savaitę važiuoja ir atvyko be abejonės susimontuoti kokybišką sistemą, kadangi šį automobilį naudoja kaip ir darbui, nemažai tų kilometrų suka, todėl buvo pasirinkta kokybiška Landerenzo sistema ir apie jos komplektaciją labai trumpai papasakosiu. Taip pat dujų reduktorius dėl be abejonės vietos tokos variklio skyriuje yra sumontuotas vairuotojo pusės posparnyje, žemiau priekinės lempos. Viršuje variklio matome Landerenzo AEB A+ dujinius purkštukus, tvirtai pritvirtinti, slėgio daviklis, dujinės fazės filtras, skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas Landerenzo ir valdymo blokas greta akumuliatoriaus yra sumontuotas štai šitoje vietoje Landerenzo Evo OBD variantas. Reduktorius, kaip minėjau, Landerenzo Li10 Turbo, tai yra pakankamai našus reduktorius, turint omeny, kad tai yra 100 kW variklis, reduktorius dokumentaliai aptarnauja 180 kW, tai be abejonės visą laiką rekomenduojam galingesnės sistemas, galingesnės komplektacijas, kad tų komponentų, kaip sakyt, neišnaudoti ant jų galimybių ribos, o turėti tam tikrą rezervą į priekį, kas leis be abejonės ne vieną 10 000 km susukti be kažkokių didesnių problemų, remonto darbų ar aptarnavimo niuansų. Dujinės įrangos saugiklis be abejonės yra išvestas taipogi matomoje vietoje, štai šitoje vietoje, instruktažo metu klientui viską paaiškinsime, parodysime, pademonstruosime. Na, o visi Landerenzo dujinės įrangos darbų montavimo darbai, kaip visada pagal aukščiausius kokybės standartus. Tai dujinės įrangos laidynas yra grupuojamas, įvelkamas į apsauginės gofras, kiekvienas kontaktas yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais be abejonės, yra naudojamos spyruoklinės sąvažos, gamykliniai laikikliai. Na, stengiamės, kaip sakyt, tą sistemą sumontuoti taip, kad eitų ją ir aptarnauti, kaip pavyzdys, abu filtrai yra lengvai ranka pasiekiami. Tai tikimės tos komponentus sudėtume, kad jie kiek įmanoma mažiau trukdytų kažkokiem einamiam variklio aptarnavimo darbam, na ir kad dujų tas aptarnavimas nebūtų nei labai brangus, nei labai sudėtingas ir pakankamai spartus. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojame ten, kurio pagidauja klientas. Šiuo atveju tai yra tiesiog laisva vieta kairiau vairo, pakankamai patogu, matosi, viskas tikrai be jokių problemų. Dujų balionas yra sumontuotas atsarginio rato vietoje, 67 litrų talpos, štai taip gražiai atrodo, ta visa niša užsideda. Truputėlį gal ir ne visai, sakykime, jisai čia visiškai guli, bet klientas be abejonės pagidauja, kaip minėjau, daug kilometrų sukdamas turėti kiek įmanoma didesnį. Na, patogus pildymas taipogi vienas iš tokių teigiamų aspektų. Atsidarę, reiškia, dangtelį, atsisukam kamštelį ir iš karto galim piltis dujas. Iš principo, kamštelis net ir kaip ir nereikalingas, atlieka tik estetinę funkciją, bet kadangi jam čia vietos yra ir jisai telpa, tai kodėlgi jo čia ir neįdėti. Tai va, tai tiek apie Renault Megane automobilį ir Landerenzo dujinės įrangos montavimą. Na, dar vieną dalyką reikia, aišku, paminėti. Renault, kaip ir dauguma prancūzų, važiuojant dujomis turi tą problemą, kad leidžiasi benzino rodiklė žemyn. Tai tam, kad tą rodiklę atstatytų, yra sumontuojamas be abejonės papildomas kuro lygio akumuliatorius, kuris perkūrus tą mašiną, tą rodiklę laikas nuo laiko atstato į esamą realią padėtį. Tai va, tai dar kartelį reiškia tiek apie Landerenzo dujinės įrangos montavimą servise 007. Jeigu kažką panašaus vairuojat ar norite įsigyti, ieškot kokybiškų patikimų sprendimų, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.